Rajono istorijos. Dienos rutina. Senais gerais laikais, 2000-aisiais, kai rytais prasibūsdom nuo alchašų rėkimo po langais, o ne nuo žadintuvo, kiekvienas save gerbintis rajonskas turėjo įvykdyti dienos rutinos questus. Tie questai susidėdavo iš įvairiausių dalykų, bet viskas priklausydavo nuo metų laiko - vasaros arba žiemos. Jeigu surinksim bent 2 štukas laikų ant šio vidoso, tai padarysiu 2 atskirus video - tiek žiemos, tiek vasaros rutinas. Rytas. Kaip galvojat, koks buvo pirmas dalykas 2000-aisiais, kurį padarydavo rajonskas ką tik atsikėlęs iš lovos? Dantų valymas, nusiprausimas, nusimyžimas, telefonų žinučių tikrinimas, pompo įsijungimas, pažiūrėjimas per langą ar nesėdi chebra ant rajono soliuko. Jeigu tau atsikėlus iš lovos jau kažkas rajone sėdi ant soliuko, nusiprausi snukį ir lendi į lauką iki pietų, kol nepradeda rodyti DBZ. Nesvarbu, ar tau tuo metu buvo 8 metai ar 14. DBZ tu privalėjai pažiūrėti. Čia buvo tavo main questas. Vieni rytais ant soliuko sėdėdavo ir duraką žaisdavo, kiti varydavo žvejoti. Kas mokėjo žvejoti, gera varkė buvo pasigauti žuvies, o po to ją parduoti kažkur prie turgaus. Tai pasidarydavo iš šaibų vakarui, bet čia tik skirta tiems, kas dėl pilvo skausmų ar dėl staigiai sukilusios temperatūros iš šūlę neidavo. Kas eidavo į šūlę, tai vienas iš main questų būdavo atsidėti bent 4 pamokas, o tada krautis manatkės ir judėti namo. Svarbiausia, kad paskutinė nebūtų Klyfos pamoka, nes tada zvanokas dvacokas tėvams ir vėl 2 valandas klausyti moralkių, kaip tu užaugęs būsi kiemsargis, nes nelankei šulios ir tai čia tik geriausiu atveju. Diena. Pamokos atsėdėtos, karosai sužvejoti ir parduoti, durakas atžaistas, DBZ pažiūrėtas. Kas toliau? Prasideda freelancinimas. Eini ieškoti nuotykių, prie ko prisipyst, iš ko dvirką pasiskolinti, ką nukelt ant 5 centų. Roči, ką sugalvoji tuo metu su draugeliais, tą ir veikia. Per daug neapsikrauni, nes gyveni šiandien, šią minutę, dabar. Vieni eido metalą pizdinti, kiti dvirką pasiskolinę važinėdavo po kitus rajonus pas draugelių, o kiti šiaip ratų sukdavo aplink kiemą ir nuo bordiūrų šokinėdavo. Tie, kas pietų šaliai nevalgė, o pamokai kompeškę šokdavo. Už dvajaką cesiuką pakapot per laną. Dar kokį gandrą pamatydavo ir neskeipą žaidžiant, tai ir banką ištuštinį prie to pačio. Visus lobsterius nukeli. Vakaras. Vakarinė rajono rutina yra neprognozuojama. Vienu momentu tu gali ramiai šnekėti su draugeliu, o kitų momentų tu jau gali dalyvauti rasborkėse. Pagrindinė vakarinė veikla mano rajone buvo kojų kvadras, viena letkė, kašis arba papraiga, orinukas, šoliukas. Visi skirtingai vadindom šitą paskutinį žaidimą. Žodžiu, mėtai į kašį ir turi ore pagaunant kamuolį jį mesti. Ryte ir dienos metu galbūt tu ir sėdėjai ant rajono soliuko, bet vakaro atėjus ten atsisėda vyresni rajono dėdės ir pro tą raudoną karštą zoną geriau neit, nes gali blogai baigtis. Karioko ežerai ir Siemkių lūkštai, dėdžių vizitinė kortelė. Žodžiu, kad laikytis nustatytų rajono dienos normų, tu turėjai pažaisti bent vieną rajono žaidimą. Prieš sutemstant daugelis ir kompeškėse sėdėdavo, žaisdavo cesiuką ar kokį mū, eldų, bet šiek tiek sutemus prasidėdavo kita rutinos dalis. Vakare sutemus taip pat vykdavo pramoginės rasborkės, kur tu galėjai pasikelt respektą. Daugelis norėdavo pasitikrinti, kas kuriam duotų pizdai ir kuris šustresnis rajone. Dažniausiai vykdavo iki tol, kol kuris nors pasiduodavo arba iki pirmo kraujo. Įsivaizduokit, jeigu dabar kieme daužytumėmės dėl tokio šūdo. Skamba debiliškai, ne? Bet tokie laikai buvo, tokia rutina ir visiems buvo zaibis. Gal ir ne visiems. Po 12 vakaro, savaitgaliais, dažniausiai prasidėdavo girtų senių kirtimas, turi pasukti, šokiai iš kėdų prikolai, nu ir kitos vėlaus vakaro pramogos. Čia jau buvo vyresnių rajonskų rutinos dalis. Mėlkiai tokius dalykus nesiveldavo. Kaip jūs galvojate, iš kur jie gaudavo Nike ir Adidas atributiką? Eik su tokiais prikolais. Kaip sakant, arba turėsi tu, arba turės kitas. Plius minus tokia ta rajonskų dienos rutina. Galima įsiplėsti labiau tiek žiemos metu, tiek vasaros metu. Jeigu jau pažiūrėjote iki galo ir norit dar, paspauskit laiką, pasubscribinkit kanalą ir pakomentuokit, kokių rajono istorijų jūs norėtumėt pamatyti. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki greito.